Mėly pėdsekiai, labą dieną, aš esu Rimantas, esu Kėdainių pėdsekių vadovas. Ir norėčiau parodyti, kaip naudotis šito kompasu ir žemėlapiu, atrasti kelią į namus. Prisiminkite, ne komposas, bet kompasas. Kompasas, ne komposas. Kai buvau mažas, taip sakydavau komposas, bet kompasas. Dabar paimam žemėlapį, čia yra mūsų vietovės žemėlapis. Štai. Pasidedat jį, šitai. Paimat kompasą ir dedate ten, kur jūs esate, ant to taško, kad būtų centras tas ant jūsų taško, kur esate. Mes esame va štai čia, va, prie to va namo. Čia, va, netoli. Aš padedu čia. Čia pirmas dalykas. Va. Ir aš esu toj vietai. Toliau, ką mums reikia daryti? Reikia... Jūs matote linijas tokias. Va čia tokia linija yra. Reiškia, žemėlapis žiūri taip į šiaurę. Tai mes, kai užsidedam, mums reikėtų atsisukti N raidę. Tai yra nuo šiaurė į viršų. Ir kad būtų lygiagrečiai linijos su ta linija. Va. Ir dabar, paskutinis dalykas, ką reikia padaryti, pasukti žemėlapį taip, kad šiaurinė rodiklė susitapatintų su N raidė, su orientyru. Dabar mes nustatėme teisingai žemėlapį pagal kompasą. Taigi, man reikia dabar pasiekti vakarus. Ir štai va, štai jūs matote mano azimutą, tai yra šitas bebrų nugriaužtas medis. Jie tokie bebrai, kurie mėgsta po medžiais laipioti. Taigi man reikia pasiekti. Bet mes, matote, kad va, čia yra vandens telkinys. Taigi, o jūs esat pėdsekiai. Ir mes turime viskam pasišvesti. Pasiimat žemėlapį, kompasą ir turite nueiti tiesiai prie to bebrų nugriaužto medžio. Einam. Pėdsekiai visada aukojasi, jie turi keliauti. Nesustoti. Kartais, jeigu norite pereiti per dugną, plaukti nemokate, pasiimkite akmenį. Kai turite akmenį, tu bėgte bėgi per dugną, nes tai spaudžia. Ir kai atbėgia, numetite akmenį, neleiskite, kad jisai grįžtų atgal, nes aš į dugnę pasigavau, kad kartais, kai plaukydami vaikai, galvos nesidaužtų. Ir tada įsitraukite žemėlapį ir bandot vėl pasitikslinti, ar esate teisingame kelyje. Tikrai pėdsekiai mokės susiorientuoti pagal tokį žemėlapį. Galite įsidėti va ant akmens, greičiau padžiūsta. Na, a jeigu jūs neprisimenat, matot, kad neįmanoma čia ką nors padaryti, jūs atsimenate, kad į vakarus reikėjo eiti. Tad pasižiūrėkite naujai. Va, pažiūrėkite šiaurę, nusistatote va N raidė ir rodiklė šiaurė, o jums reikėjo eiti vakarus. Va, nuo ten jūs ėjot, vakarai tenais. Tai va, tiesiai tą medį va. Ir mes atėjome tiesiai prie to medžio. Taigi, jūs esate tikri pėdsekiai, jeigu jūs aukojatės drąsiai, nesveiko proto. Bet jeigu norite sveiko proto, normaliai, tai tiesiog reikėjo, va, tai va, ten jeigu esi, pamatai medį tą, apeini va, tai va, apeini ir atsistoji čia. Tai va, gali tai padaryti. Bet tai, ką aš dariau, nedarykite to namuose.